šiandien pakalbėsime apie tapetavimo darbus. Duosim kelis patarimus, kaip atlikti tapetavimą sudėtingesnėse vietose. Tai būtų vidinių ir išorinių kampų tapetavimas, bet iš pradžių dar norėčiau paakcentuoti, kad prieš parkant tapetus reikėtų atkreipti dėmesį į ant tapetų esantį informacinį lapelį. Ten būna nurodyta naudinga informacija, nes tapetų būna įvairių rūšių ir įvairios paskirties. Kai kurie tapetai yra plaunami, kiti atsparesni saulei, yra tapetai, kurių nereikia tepti klijais, užtenka ištepti sieną ir panašiai. Štai keli ženklai, kurie yra nurodyti ant informacinio lapelio. Čia būtų tie patys ženklai, tik kad didesni. Čia būtų sausai nuplėšiami tapetai. Šitas ženklelis irgi yra gerai atsparus šviesai, ta prasme neblunkantis. Ir yra šitas ženklas. Galima jos plauti. Taip pat kitoje pusėje yra informacinio lapelio, kaip paruošti sieną. Ar reikia sieną tepti klijais, šiuo atveju reikės tepti. Taip pat lenkimo būdas, kurį dabar parodysiu, kaip reikia teisingai sulenkti tapetą ir ištepti klijais. Dabar tapetą sutepam klijais. Klijų negailim. Tepant klijais tapetą reikėtų labai gerai sutepti kraštus. Ištepus tapetą klijais, juos išvarinėjom po visą tapetą, kad jie geriau įsigertų, nebūtų jokių raukšlių po to ant sienos klijuojant. Dabar sulenksim patį tapetą. Tas irgi reikalinga, kad kuo geriau įsigertų klijai į patį tapetą. Ant informacinio lapelio taip pat yra nurodytas laikas, kiek turi brinkti tapetą. Tapetai paruošti, galima eiti tapetuoti. Generalinis laidos rėmėjas Šiaulių profesinio rengimo centras. Štai turime išklijuotą ištisinę sieną ir su sekančia tapetų juosta turėsime išklijuoti kampus. Bet norėtume pabrėžti, kad negalima klijuoti vidinio kampo, neperkempiant tapetų. Pamatuojame atstumą nuo išklijuotos tapeto juostos krašto iki kampo ir dar pridedame keletą centimetrų. Dabar jau išsimatavome, atsikirpome tapeto juostą mums reikiamo dydžio, įsitepėme klijais. Šiuo atveju mums taip pat reikia išsitepti ir sieną. Ištepta siena klijais mums duos galimybę reguliuoti patį tapetą mums reikiamą kryptim. Dabar klijuojame tapetą. Visų pirma, gražiai prisidedame prie kitos tapeto krašto. Su mentele išlyginame patį kraštą, kad lygiai susijungtų su jau esama išklijuota tapeto juosta, kad geriau įsivarinėtų klijai bei susidarę oro burbuliukai viduje, glaistyklė, tapetą lyginame eglutės būdu. Kaip matote, mums liko išlindusi apatinė tapeto juosta. Ją mes nupjausime pridėję glaistyklę. Taigi dabar įrėme glaistyklę į patį kampą, šiek tiek pasvirusiai, kad geriau prisispaustų tapetas ir nereikalingą dalį nupjauname. Išklijavę vidinį kampą, vėl pamatuojame atstumą iki sekančios sienos. Kaip ir praeitą kartą matuojame tiek viršutinį, tiek apatinius kampus. Ir taip pat vėl pridedame keletą centimetrų. Taip pat vėl išsitepėme sieną klijais.
Tapetai jau išbrinkė, tad galime tęsti klijavimo darbus. Klijuojame prie vidinio kampo, kur yra užsilenkęs jau buvusio tapeto kraštelis. Klijuojame ant jo viršaus. Apačioje tiek išorinio kampo dalimi įpjauname tapetą, kad nesusidarytų raukšlė. Ir vėl pasiėmę mentelę, išlyginame tapetą. Taip pat įpjauname ir ties vidiniu kampu. Jeigu tęsiant darbus pastebėjome, kad tapeto juosta nelabai nori kibti prie sienos, tai dar sykį ją pasitepėme klijais. Toliau klijuojame tapetus. Kadangi jau baigėme klijuoti kampus, toliau ištisinį tapetų klijavimą tęsime nuo vidinio kampo pilna juosta. Taigi prieš tęsiant klijavimo darbus pasitikriname sienos vertikalumą, kad mums klijuojant toliau tapetai nepasvirtų. Žinoma, kiek yra tapeto plotis, 52 cm. Šitą atstumą pasimatuojame nuo sienos vidinio kampo. Ir šį atstumą žymime su pieštuku. Pasiėmėme vėl gulščiuką. Turime jau pasižymėję tašką, kur baigsis mūsų tapeto juosta. Prisidedame gulščiuko prie pat linijos kraštelio. Atsireguliuojame, kad rodytų lygiai. Susirandame tikslų vertikalumą. Ir užsibrėžiam liniją. Tai bus būsimo tapeto kraštas. Taigi vėl pasidengiame sieną tapetų klijais. Dengdami klijus, nesistengkite braukti lygiai su pačia jau užbrėžta jūsų linija. Užeikite toliau nuo krašto, taip geriau priglaus patys tapeto kraštai. Tapeto juostos kraštą vedame šalia vidinio kampelio. Ir deriname su linija, kurią mes jau buvom pasižymėję ant sienos. Ši linija padės mums išlaikyti tapeto vertikalumą. Vėl taip pat viską darome eglutės principu, kad geriau įsivaikščiotų klijai. Tuo pačiu būdu sutvarkome tapeto juostos apačią.